Atspėk, šis žmogus išsiuntęs jam 15 žinučių. Jei nesugalvosi ko paklausti, rašyk žinutę pagalba. Ir 3 klausimus mes galėsime parašyti už tave. Ar viskas aišku? Viskas aišku. Pabandom. Aš tiesiai prie reikalo. Iš karto šitą išsiaiškinam. Lietuvių kalba. Let's go with English. Mes kalbėsim angliškai. Tai tada įdomu, ar šitas žmogus lietuvis yra ar ne. Čia davė man tokį prisiminti savo anglų kalbos skilsus. Nėra blogai. Are you Lithuanian? No, I am not. Mano sugriuvo ką tik visi klausimai, kuriuo aš planavau paklausti, nes šitas žmogus nėra lietuvis. Bet yra TikTok'e, man rodos, užsieniečių biški, kurie postina. Paklausiu, ar postina TikTok'e. Ne, geriau kokia main platforma yra. Sutaupysiu klausimą. Turbūt sakys, kad TikTok'as, nes Instagram'e nelabai žinau užsieniečių, kurie įsisukia į lietuvių rinką būtų, vis tiek mes čia taip kaip ir sukamės lietuvių rinkai. I have many platforms, but I will not give direct answer. Nu jau, kas čia per atsakymas? Keletą turiu platformų. Neatsako iš viso į klausimą. Tas emočius grinai, kaip aš įsivaizduoju, taip aš šito žmogaus veidą rašant šitą žinutę. Gerai, turbūt man tada neapsimoka klausti, mes buvom susitikę, nes greičiausiai nebuvom susitikę. Ar aš seku tą žmogų? No, you don't follow. O palauk, su ką sakė, vyras ar moteris? Ai. Aš paklausiau vyras ar moteris, man taip ir net neatsakė. You should, I will write. You should. Tai tada papasakok man apie ką tu postini, kad jeigu tave pasiektų. That is one of my main topics. I only share about Lithuania. It's gonna be obvious, but I would like to give her. Aš tokia, tipo, tas žmogus deda emočius, viskas gerai, o aš tokia žiauriai rimta. Ok, what are you posting about? Be emočių, be nieko, tiesiog. Reikia palaukti, kokiu emočių uždės, kad nesrodys taip. Palaukit dabar, jau daros aišku. Tipo apie Lietuvą. Turiu 2 variantus. Yra moteris ir yra vyras, kurie postina apie Lietuvą. TikTok'e pagrinde. Nei vieno iš jų nieko nežinau. Esu mačius, bet man va šitoj vietoje reikėtų, kad atsakytų yra vyras ar moteris. Ok. Yra būdus tokiais garbanotais plaukais, tipo. Yes, I am. Tai I know who you are. I know. Pasiklausiu, ar turi garbanotus plaukus, bet čia bus atsakymas, ja. Maybe I gave too much about my topic about Lithuania. Nu gerai, aš žinau, kas yra šitas žmogus, bet aš nežinau nieko. Man rodos, jisai maisto daug irgi lietuviško testuoja. Paklausiu, ar postina apie lietuvišką maistą. Tipo, ne vien tik, bet daug postina, man rodos, apie lietuvišką maistą. Nu, tipo, išbandinėja. Sakau, noriu parodyti, kad aš čia nebandau nieko prigauti. Sąžiningai. Not a lot of food, but all kinds of things about Lithuania. Food, travel, language, cities, traditions. I think she is confusing me with other person. I'm 100% sure. Biškai atsimušiau į sieną. Nežinau iš tikrųjų, ką daryti. Taip ir parašysiu, kad nežinau, kur judėti nuo čia toliau, nes aš žinau, kas tas žmogus yra, bet aš nežinau jo niko. Gerai, paprašysiu, kad man duotų hintą savo nickname'o. A hint about my nickname. Ir jeigu nebus toks suktas ir liestas, kaip jo garbanoti plaukai, tai mes gal išsiaiškinsim. She knows that I have a curly hair. If she will know me, she will know my nickname as well. But I'm not gonna be very obvious. Nu, aš ir įsivaizduoju, kad kažkas su žodžiu curly ir Lithuania, gal curly in Lithuania, galėtų tai būti, ar čia durnas nickname'as? My nickname is about my hair, curly in Lithuania, and she already asked about my hair, if it's curly. Aš čia gali būti, kad visiškai pro šalį tipo dedu, bet... She is very close. I think she got it. Kaip awesome būtų, jeigu tipo atspėčiau, jeigu toks ir yra nikas. Žiauriai awesome. Palauk.
Palaukit. Vadinkit nuo dabar mane sėklys morga. I need to change something in the middle. She got it. Yes. Geras. Hello, hello. Hi. It's nice to see you. That was like actually very fast. I wasn't hoping that. But you know, there's not a lot of English speakers on social media platforms. I said, okay, that was... Yeah, that threw me off a bit. I wasn't expecting to speak in English. Yeah. That was like a But I seen you on my For You page like a lot of times. I just never took the time to look at your nickname, but it's pretty obvious. But I'm a good detective, you know. That was as a good all one. girls are. That was a good one. Thank you.